Tomas ir Hiro ilsėjosi. Jų ratai buvo pavargę, ašis skaudėjo. Tomas pamatė, kad Hiro liūdnas. Kas nutiko, Hiro? Tu buvai labai malonus, Tomai. Geriausias draugas, kokį kada nors esu turėjęs. Bet aš noriu grįžti namo. Suprantu, Hiro. Galiu tau padėti. Lukterik. Ir nespėjus Hiro nė pūkštelėti, Tomas išbildėjo. Pone, man reikia jūsų pagalbos. Žinau, kad suprasite. Hiro nori grįžti namo. Jis seniai ten nesilankė. Jis pasiilgo savo draugų ir salos. Suprantu, Tomai. Gerai padarai, kad manęs paprašėjai. Žinoma, aš tau padėsiu. Perduok Hiro, kad nesijaudintų. Po kelių dienų visi garvežiukai susirinko Brendamo dokose. Jie buvo labai susijaudinę. Štai jis atvažiuoja, Tomai. Visi kartu. 1, 2, 3. Visi garvežiukai sušvilpė. Jiems atlėpė ilgas žemas švilpėjimas. Tai buvo Hiro. Jis lėtai atriedėjo bėgiais ir sustojo prie Tomo ir Persio. Metas keliauti namo, Hiro. Taip, Tomai. Niekada nepamiršiu, ką dėl manęs padarėjai. Niekada nepamiršiu tavęs. Ar galėsiu tave aplankyti? Arba kada nors tu atvyksi aplankyti mūsų? Galbūt, Persi. Sodoras taip pat visuomet liks tavo namais, Hiro. Žinau, Tomai. Ačiū.